Gerai, tai ką mes šiandien valgysim? Šiandien valgom gruziniškus pietus. Čia turim baklažaną su graikiškų riešutų įdaru, suktinukai, kaip appetizeris. Tada ostri, čia jautienos troškinys. Žinoma, duonos prie troškinio, šitą duoną labai skaniai su sviestu, tikrai kokybiškesnė milta negu Lietuvoje. Originalios gruziniškos salotos, tai yra du pasirinkimai, agurkai su pomidorais arba agurkai su pomidorais ir graikiškų riešutų pasta. Tada jų vadinamas kebabas, čia yra maišyta jautiena su kiauliena, turim ir padažo prie jo. Ir žinoma, kinkaliai, ką darytume be kinkalių, tai yra kalakuri kinkaliai, irgi jautiena su kiauliena maišyti ir su specialiu įdaru. Kaip jūs galvojat, kiek kainuoja šitie pietus? Aišku, vienas vandens, vienas kokteilis ir galbūt dar kavos užsisakysim. Geriausia yra, kai pabūt mieste ir surast tokias vietas, kur tikrai geras maistas, nėra turistų ir nei vienam rekomenduojamam kelionių tinklapį nerasit šito restorano. Tai jeigu įdomu, rašykit komentarą, aš pasakysiu, kuris čia restoranas. Skamba fantastiškai. Skanaus. Na, verdiktas. Tikrai 10 iš 10 labai skanus maistas. Skaniau esu valgęs tik tai jau grinai pas namų šeimininkės, o įprastai kiek restoranų esu išbandęs čia mieste, Tbilisyje, tai sakyčiau top. Ir sakau, labiausiai kas patinka, kad aptarnavimas geras, maistas geras ir ne turistinė vieta. Grinai čia važiuoja vietiniai žmonės valgyti. Tikrai pritariu, buvo super fainiai.